39 laipsniai. Jei tau 39, tu važiuoji savo be striukės, apsauga nepadės. Iškepsi iš širdies. Po velnių, kai čia 39 ir važiuoji savo tvarų šalmu, apsipildamas vandeniu, po velnių. Toks vat aš kūrybiškas. Na ką, ponai, 27 kelionės diena. Po 3 naktų kempinge prie Nuarmuties salos, Formentinos miestelyje, susipakavau ir važiuoju namo. Ir štai aš viską susikroviau ant motociklo, išvažiavau, užsičekinau iš kempingo ir varau jau link namų. Jau žinokit, pailsėjau, namų pasilgau, išsikeliavau, emociškai išsikroviau, emociškai persikroviau, fiziškai pasiruošiau. Na ir viso labo 2600 kažkur kilometrų. Dabar dar užsuksiu čia 20 minučių į šoną iki kito didesnio kurortinio miestelio. Tiesiog noriu pasižiūrėti, kaip jis atrodo. Kadangi šita pakrantė, kaip kurortinė vieta, man visai tokia nauja, nežinoma. Mes visi žinom čia va kurortai Italija, Kroatija, Kipras, Malta, Graikija, Pietų Prancūzija, Ispanija, o čia yra Atlanto vandenynas vakarų Prancūzijoje. Šilta, klimatas geras, čia dabar irgi skaitosi per karšta, tai reiškia, kad nors įprastai vasarą čia nėra taip karšta kaip pietuose. Infrastruktūra čia labai nebloga, užsienio turistų, ypač girtų, naglų ir nekultūringų čia beveik nemačiau, tiksliau visai nemačiau, išskyrus vieną lietuvį su motociklu. O šiaip visai fan. Tai galima būtų net turbūt ir atvažiuoti kitą kartą ir kitokiu formatu ir praleisti čia kokią savaitę, 2, eksplorinant tiek istorinės Prancūzijos vietas šito krašto pakrantės, tiek pailsėti prie jūros. Maisto kainos čia pamanomos, panašiai kaip Lietuvoje, restoranuose tai net pigiau. Tikrai pigiau negu Palangoj. Vau, jeigu atvažiuot su kokiu kemperiu, tai visai fain. O atstumo prasme nežinau, bus matyti. Tai va, tai planas yra iki šeštadienio pasiekti Lietuvą. Dabar važiuosiu per Prancūziją 2 dienas, 2,5. Dar po keliui palei Luarą yra labai gražios pilis, labai gražus dvarai, tai jų neaplankyt būtų nuodėmė. Tai tą turbūt ir padarysiu. Bent 2 kokias aplankysiu. Ir tada jau į Niurnbergą pas draugą dar susitaręs su ir tada jau varau į Lietuvą. Iš Niurnbergo iki Lietuvos 1400, nu tai taip per 2,5 dienos, manau, priveiksiu. Per daug savęs nealinant ir šeštadienį būsiu namie. Užsukau čia trumpam paeksplorint šitą pliažą, šitą kurortą, kas čia per pakrantę yra. Nu tai čia yra visai šustra pakrantė, su daug visokių kurortų, miestelių, kempingų, labai tokių gražių, gerų, ten va toliau viešbučiai kažkokie tai. Toliau čia kažkoks va privažiavimas prie pat pliažo ir taip toliau. Tai va, aš čia nuvažiuosiu, pasižiūrėsiu, kaip čia kas atrodo trumpam. Ir bus matyt, gal netgi reikės spręsti klausimą dėl atvažiavimo čia.
pailsėt su šeima, su kokiu kemperiu, nes infrastruktūra čia tikrai fain. Nulendu dar patį pliažą, pažiūrėsiu, kaip atrodo. Ar bus matyt? $38 porto. Kas rekordas? Čia kaip karštą feną į veidą. Jaučiu, šiandien dar pakentėsiu, bet gal reiks paskui pietų stoti ir vakare varyti vėliau, kiek įmanoma. Kažkaip, šitaip jau aš tik pasidėjau į galą, tik tai su beislėjeriu sintetinį prakaitą varančiu važiuoju. Tai kažkaip su juo dar nėra, taip pat rankų nedegina bent jau. Bet gerai, va šitas kaklas mėlynas irgi varo prakaitą lauk labai gerai. Nu, veikit. Čia važiuojam, čia, ne? Opa, į Nantes, okei. Tai va, rūbai lyg tai varo prakaitą, bet vis tiek nublemba, 3,8, sąžinės jokios nėra. Nu, kas čia? Turso miestas. Klausyk, reikia užsukti pažiūrėt, kas ten per pilis. A, ne? Sukam, pažiūrėsim. Pažiūrėjau žemėlapį Chateau de Saumur. O, tai bent tik užvažiuosi pasižiūrėti iš arčiau. Luara visa išdžiūvus, matot? Va. Luara išdžiūvus. Ant tiek viskas sausa. Ir žinot, ką šiandien sekmadienis Prancūzija tuščia. Nu visai tuščia. Mano kempinge žmonių per vakar vakare privažiavo ir šiandien dar važiavo šniūrais, visos vietos užimtos buvo. Aš kai atvažiavau ketvirtadienį, tai buvo dar koks trečdalis laisvų likusių, o dabar visus pakampės pardavė. O šiandien va, pati Prancūzija tuščia. Vienas kitas turistas va dušelį plavinėja. O, prašom, čia Luara biški turi vandens, ne? Reiškia, ten atšaka tik tai sausesnė. Bet tai klausykit, bonjour. Gražu. Ana pilis kokia ant kalno. Čia važiuoju palei Luaros upės. Paralelė Luaros upė, man po kairę Luara, o po dešinę toksai kažkoksai smiltainio ir iškalkakmenio, toks kaip siena, kaip skardis. Nesimato, gaila labai čia per kamerą, bet žodžiu, toj sienoj skardyje namai pastatyti. Ir toks jausmas, kad čia ta upė jinai platesnė anksčiau būdavo. Ir žmonės vagirnai va skardį sienai gyveno. Ir ten taip fasadai tokie gražus padaryti, klasikinių namų, o viduj viskas. Tai va, ir dar sakė, čia tokios tabako parduotuvės pardavėja, kad sakė, šiandien sekmadienis, sako, šiandien beveik niekas nedirba. Sako, čia gali keiktis, belstis, kur tik nori, sako, čia tu nieko negausi. Tai šiaip ne taip. Bandau spėti aš į tą dvarą, kur aš noriu pamatyti, sakė, iki 7 šiandien dirba. Bet vėlgi, kiek Google'as rašo, kad dirba, tai netikiu. Ir susiradau dar kur gyvent. Tai irgi bus matyt, kur aš ten susiradau. Kažkoks Airbnb jaučiu, butelis. Tokiam mažam miestelį va jaučiu panašiam kaip šitam. Irgi ten miestukas ant Luaros kranto. Tai čia ta Luara kaip Nemunas vos neturbūt, kadangi čia krūva gyvenimo vyksta ant šios kranto. Va, na koks dvaras pravažiuoju vėl. Chateau kažkoks ant kranto.
Tai va, ir čia ant šitos Luaros krantų labai daug tokių čia dvarų, pilių, visko. Tai vat mano plane yra 2-3 pačius gražiausius aplankyti. O paskui jau viskas. Autobanas, gazas, dugnas ir namo. Jo, čia papuolė už į kažkokį tai viduramžių miestą, kur išvien senoviški namai, visi iš to balto kalkakmenio, smiltainio, kas čia jisai. Ir bažnyčios grožis viens už kitą. Ir viskas tai čia kalne, tai dar kažkur tai. Okei. Ir čia turistai kažkur stovi, visi kažkur eina. Irgi jaučiu, čia kažkoks šato yra. Bet jis nėra top 2 šitų regionų, už tai aš ir nestosiu, nes visų aplankyti čia reikia atskirą daryti turą. Va. Nusipirksiu kemperį, pasimsiu šeimos šunis ir važiuosim palei Luarą su kemperiu. Gal kitais metais ar dar kitais bus geras turas visai. Ne per tokį karštį, aišku. 38 laipsniai lauke. Siaubas, ko aš čia tik nebandžiau. Ir vandenį geriu litrą į valandą turbūt. Ir stoju dažniau. Va, kažką dar atsigert, suvalgyt kažką tai po biškelį. Bet jau karšta. Ir ant savęs vandenį piluosi. Šalto neturiu tokio, kokį turiu. Išdžiūsta per 5 minutės viskas. Nu va taip kažkaip ir nusigausim. Bet jau čia 2 dienas reiks ar 3 taip važiuoti tokiam karštį. Bet to kur dėtis? Namo tai reikia. Nu va, Luara gerokai nusekusi, o va už manęs pravažiavau Šinono branduolinę elektrinę. Didžiulė visa. Prancūzai, berods 85% elektros energijos pas juos yra branduolinės. Elektros kaina čia nedidelė, už tai, kad branduolinės elektrinės neatsisakė. Va, o mes 12 metais prisibalsavom. Kartais nereikia techninio pobūdžio klausimų spręsti politiniais metodais. Tuom ir skiriasi techniniai ir politiniai sprendimai. Politinis sprendimas gali būti tada, kada alternatyvūs techniniai sprendimai yra lygiaverčiai. Tada galima priimti politinį sprendimą. Balsuoti. Ar vieną, ar kitą. Bet jeigu objektyviai, techniškai vienas sprendimas yra geresnis, jokio čia politinio sprendimo nebūtinai. Žigulys antrukas. Dar su originaliu Žigulį užrašu, žiūrėkit. Čia buvo pirmukas universalas. Sovietinis eksportas jaučiu, čia tas 1.1 variklis dar Fiato turbūt. Bet tai va dar važiuoja ir dar ne su istoriniais numeriais. Nu va, atvykau į Château de Chenonceau. Panašu, kad kažkoks judesys yra. Tai jaučiu, kad net ir dirba. Aišku, čia parkuotis, tai reikia parkuotis. Va, ten matau, motociklininkas parkuojasi. Na, panašu, kad spėjau. Iki 7 pasirodo šiandien dirba. Château de Chenonceau. Štai. Va, wow, visą tą takelį turėjau praeiti. Tam, kad pamatyti tudum, štai ką. Tai yra vienas iš gražiausių, turbūt vienas iš
labiausiai žinomų Luaros dvarų ir pastatytas 15-16 amžiui, daugiausiai valdomas priklausė moterims įvairioms garsioms, kilmingom. Už tai dažnai vadinamas dar ir Ladies Castle, ponių rūmai. Na ir pirmiausia, tai užeisim į vidų, kadangi bilietas dar vidų galioja, o paskui jau apeisiu išorę. Bet čia jau jaučiu, kad pasaka Fairy Tale biški prasideda. Štai šita galerija kaip tik yra virš upės ir mes einam dabar 60 metrų ilgio akmeninė galerija, kuri kaip tik yra kartu ir tiltas per upę. Kas įdomu, kad Antrojo pasaulinio karo metais ana pusė upės buvo okupuota vokiečių, o ana buvo neokupuota. Ir už tai, kadangi tai buvo vienintelis tiltas per daugelį kilometrų į vieną į kitą pusę, tai šita pilis liko veikianti. Ir savo ruožtu prancūzų rezistenciją sugebėdavo čia žmonės perkelinėti per šitą tiltą iš okupuotos dalies į neokupuotą dalį. Tai va, ir einu dar pasižvalgyti. Ir tai dar čia yra vienintelė pilis, kuri yra pastatyta skersai upę, nes visos kitos Luaros slėnio pilis yra pastatytos kažkur ant upės kranto, viena arba kitoje pusėje. Na, žinokit, čia yra kažkas. Na, neskaitant vaizdelio pro langą, tačiau tyliu visai. Bet viduj detalumas. Kas per židiniai, kas per baldai. Vienas kambarys už kitą gražesnis. Kaip visą laiką šviežios gėlės. Čia grinai laukų gėlės šviežios. Ir nuostabiausia, geriausių turbūt Europos meistrų baldai. Štai ir sekreterai. Ir vėl židinys. Nes čia vis tiek žiemą šiek tiek šalta. Tai žinokit, čia taip gerai, kad užsukau. Wow. Dar vienas, bum, 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 dar vienas pliusas į aplankytų superinių pasaulio vietų taupyklę. Pagalvoju, kiek žmonės darbo idėja ir kokias vizijas turėjo 15 amžiuje, kad tokius dvarus statyti, tokius kūrinius daryti. Kiek čia architektų, inžinierių, prie tuometinių technologijų visą tai pastatyti. Aišku, čia visokių galbūt niuansų, bet rezultatas yra. Ir sakyčiau, puikus rezultatas.
Tai sodas, parkas, viskas fantastika. Kažkoks labai keistas jausmas apėmė čia bevaikštant po šitą sodą. Šitą upė, ta pilis gražuolė už nugaros. Tas gėlių kvapas šviežių. Tokia kažkokia tai labai, nežinau, romantika, melancholija, palaima, ramybė kažkokia tokia apėmė. Galvoju vis dėlto, šaunuolė, kad čia tai padarė ir dar visą tai išsaugo ir prižiūrė. Tikrai toks, noras susirinkti šeimyną, kokį kemperį ir per visas šitas Luaros pilis pervažiuoti. Turėtų būti įspūdinga kelionė vien atskirai iš tom pilim skirta. Reiks taip ir daryti gal kitais metais. Šį pirmadienį kažkodėl Prancūzija nedirba. Nors Bastilijos diena rytoj, bet aš turiu įtarimą, kad jie persikėlė darbo dieną ir šitas pirmadienis bus jos laisvas. Tai reiškia, nedirba niekas, nei pietus, pusė degalinių nedirba, visos parduotuvės nedirba, šiaip ne taip radau vieną Aušaną, kuris dirba šiandien, tai ten ir kuro radau šalia degalinį užsipilt ir nusipirkt kažko pavalgyti, nes jį turėjau tik, kad liksiu be pietų. Na ir dar kas faina, kad čia galima atvažiuoti visai prie Luaros kranto, po medžiu savo, šešėliai, nors lauke 34 laipsniai. Turiu bulkos, kumpio, sūrio, 2 rūšių, uogų, kefyro. Ir aš savo pavalgysiu. Skanaus man. Ir jums. Pažiūrėkit, kokie laukai aplinkui gražus. Kalvos prasidėjo. Žinot, kieno šitie laukai? Pažinau. Markizo Karabaso. Atsimenat Batuotą Katę? Kieno šitie laukai? Tai Markizo Karabaso laukai. Žinokit. Wow. Château du Chambord. Pradėta statyti 1519 metais Franko I laikais kaip užmiesčio medžioklės rezidencija. 440 kambarių, 282 židiniai. Nieko sau tokia, šiokia tokia medžioklės rezidencija. Niekada nebuvo naudojamas nei kaip vasaros, nei kaip žiemos rūmai, o tokia parkelis išvažiuoti. Parkas apskaičiuotas 5400 hektarų. Tvoros perimetras 35 km. Didžiausias uždaras parkas Europoje. Einam bent 20 kambarių apžiūrėsim ir užteks gal. Bilietas 21 euras sumokėt. Karšta dar pamanomai, bet jaučiu įdienojus čia bus pekla. Einam žiūrėt. Nors šitie rūmai turbūt savo ištaigingumu muša ne vieną rekordą, bet
ta prabanga yra tik tai išorė. Didžioji dalis salių ir patalpų šioje pilyje yra tiesiog tušti. Pirmas dalykas, kadangi tai nebuvo nuolatiniai rūmai karaliaus. Kitas dalykas, kad čia jie prasiskaičiavo, sakė, su ventiliacija ir apšildymu. Čia 280 židinių, kaip minėjau, ir visi tie bokšteliai už manęs yra faktiškai, va ten tie bokšteliai, sakė, tai yra pagrinde židinių kaminai. Bet dalykas tas, kad vasarą čia yra labai daug uodų, sakė, buvo moskitų, kadangi ten vanduo šalia, viskas pelkės tokios. O žiemą irgi kaupdavosi drėgmė ir visokie pelėsiai ir taip toliau. Tai už tai, sakė, čia jam nepaėjo biškį su ta pilim naudoti ją, bet jie atvažiuodavo ją, paruošdavo medžioklėms karališkoms. Bet dabar turim ką pasižiūrėti, pasivaikščioti. Prancūzaigi 18 amžiaus pabaigoje susigalvojo revoliuciją. Ir ką jie padarė po revoliucijos, tai yra nacionalizavo karaliaus turtą. Nukirtė jam galvą. Ir už tai tiek Versalis, tiek Luvras, tiek šitas Šamboras yra Prancūzijos nacionalinė nusavybė. Skirtingai nuo Anglijos, kur tokios revoliucijos nebuvo. Ir iki šiol visi dvarai ir pilis yra arba karaliaus šeimos, arba atitinkamai didikų nusavybė. Tiesa, Prancūzijoje irgi didikų šeimos daugumoje savo išlaikė nusavybę. Tik dalį jų nacionalizavo arba pardavė, kai jie bėgo nuo revoliucijos. O Anglijoje tai dauguma liko. Na ir matosi, nes, sakykime, tose pilyse, kur buvau Anglijoje, tai tenais gyvena iki šiol šeimos. Ten viduj filmuoti negalima, viską. O šitoj tai garantuota revoliucionieriai pusė išvogė. Tai va, tai užtenka šiandien man tos pilies matau. Temperatūra 32 jau turbūt laukia. Man dar šmotas nuvažiuot. Na ir turbūt pažintinė šitos kelionės programą ties šitą pilim ir baigsim. Nes dar man kokie 900 iki Niurnbergo. Kiek šiandien nuvažiuosiu tiek. Ir paskui jau, kad iki Lietuvos saugiai grįžti per šitą karštį visą.